Sveiki visi, mano vardas yra Adas ir aš filmuoju savo trečią video vlogą. Šis bus challenge'as ir mes dabar pasėsime namuose ir mes darysim angliškai egg roulette challenge. Tai mes turim 4 kiaušinius čia ir mes yra 2 išvirti ir 2 ne. Tai bandysim dėti savo ant galvos ir žiūrėsim, kurie išvirti, kurie ne. Na va, tai aš pirmas. Gerai. Aik. Mano Dieve. Gerai, tavo. Gerai, aš imu kiaušinį. Atsiprašom, kad bus labai trumpas, nes tik 4 kiaušiniai, nes daugiau nebuvo. Kas? Ei! Čia pasiėmė švirės pasiėmė! Mes jau čia blogai padarėm. Mes blogai padarėm. Gerai. Čia išvirtas. Jaučiu, kad karšta. O čia tai jau tikrai. Tai kad mes... Nepavyko, nežinau, ar kelsim. Tai popi. Nu tai ką, baigiu gal šitą video vlogą. Tai šitas challenge, tai šitas nepavyko. Nepavyko, nes tiesiog sužinojom, kad mes iškepėm. Karačia, neiškepėm, aš vis sakau iškepėm. Mes išverdėm, bet man atrodo per daug, ar kažkas atsitiko. Ir abudu karačia dėjom ir visi suskilo. Tai nežinau, nepavyko, tai kitas gal rytoj, šiandien penktadienis, aš filmuoju penktadienį, tai gal šeštadienį atvarys pas mane, tai dar vieną padarysim, bet jau turim padaryti, kad pavyktų. Parašykit komentuose, iki kiek virt ar ką daryti, kad neeitų suskaldyti ir viskas, tiesiog padėkit mums, kitas įk pavyks. O jeigu nepadėsit ar nežinau kažkas, tai mes eisim žiūrėti internete arba YouTube, kaip kiti daro. Tai va, jinai jau numetė telefoną. Tai va, baigim. Adios, amigo. Tai aš baigiu šitą savo video ir komentuokit, laikinkit, prenumeruokit, nepamirškit šypsukis ir iki. Sveiki visi, mano vardas yra Adas ir šiandien aš filmuoju savo antrą video vlogą ir tai bus apie 10 faktų apie mane. Tai kaip pirmas faktas, apie mane visi žino, tikiuosi, mano vardas yra Adas ir nes ką tik pasakėjau, mano vardas yra Adas ir visi.